Labas, Gintarė. Labas, Evaldai. Kaip tau sekas? Puikiai, nuostabiai. Super. Ar tu galėtum mums truputėlį papasakoti apie tai, ką tu darai prieš tai, kol atėjai pas mūsų įsėjai? Taigi, mano vardas yra Gintarė, man yra 34 metai, aš esu 3 vaikučių mama ir gyvenime esu išbandžiusi daug dalykų. Taigi, prieš ateinant į įsėjai pati sportavau ir taip pat dirbu grožio srityje, konsultaciniai srityje ir visose kitose srityse, bet ne sporte. Ok, kas privertė tave ateit čia pas mūsų įsėjais? Turbūt, kai pati pamilau sportą ir pamačiau, kiek daug treneris ir pagalba ir informacija teisingu laiku padėjo man pačiai išeiti iš kai kurių problemų. Pradėjau iš tikrųjų norėti būti tas žmogus ir kitiems, padėti kitiems ir susijęti savo gyvenimą su tuo, kas man patinka veikti, daryti ir taip toliau. Super. Ar ateidam pas mūsų įsėjai abejojai dėl ko nors, ar buvai skeptiška dėl ko nors? Abejojau dėl savo pačios galimybių, dėl įsėjai neabejojau, nes žinau, kad tai tikrai yra elitinė treneriavimo akademija, bet dėl savo pačios įgūdžių taip abejojau. Galvojau, kad nesu pakankamai sportiška turbūt, kad vis dar kažkiek tais reikėtų turbūt pasiekti to idealo ir kad galvoju, kad tikrai nežinau, nebus taip lengva pradėti dirbti šitoje srityje ir kad bus daug įvairių kliūčių. Ar mes pakeitėm tavo nuomonę? Absoliučiai, esu labai patenkinta. Viskas vyksta puikiai, viskas vyksta pagal planą, pradėjau pasitikėti savo jėgomis, kai atėjau čia, nes gavau daug labai svarbios informacijos, kuri privertė mane pačią pasitikėti savim daug daugiau. Ok, kokį pat didžiausią pamoką, koks biggest takeaway, ką tu gavai iki šios dainos? Geras klausimas. Okay. Iš tikrųjų, tai turbūt tai, kad mes galim atvesti žmogų į geresnę jo versiją praktiškai absoliučiai visada. Ir turėdami teisingas priemonės, tam galim tai padaryti, kol žmogus yra laimingas, nekenčiantis, kažkoks tai badaujantis ar kažkaip tai ten išprotėjusiai dirbantis kiekvieną dieną ir negalėdamas patreniruotis atsistoti nuo žemės. Ok, supratau. Kam rekomenduotum šitą kursą, Gintarė? Visiems, kuriam patinka padėti kitiems žmonėms, kuriam patinka fitnesas, sportas, kurie patys mėgaujasi tuo ir kurie norėtų, kol mėgaujasi tuo, taip pat ir padėti kitiems žmonėms. Taigi būtinai, jeigu apie tai galvojat, nors kažkiek turi tokį mažytę mintį, tai būtinai darykit, nes tai bus geriausias sprendimas, ką jūs galėtumėte padaryti. Ačiū tau, Gintarė. Nėra už ką, ačiū tau.